Pavargusi dirva, lėčiau yranti šiaudai ar netolygus augalų augimas – problemos, apie kurias ūkininkai kalba vis dažniau. Kodėl taip vyksta? Kokią įtaką tam turi organinė medžiaga, huminės ir fulvinės rūgštys? Ir ką savo laukuose pastebi ūkininkai? Lankysimės 3 ūkiuose kartu su augalininkystės specialistėmis. Aiškinsimės, kaip dirvožemio gyvybingumas susijęs su šiaudų skaidymu, vandens sulaikymu ir stipriu augalų startu. Prieš daugelį metų, kada pradėjus ūkininkauti, čia buvo pustomi smėliai, principe niekas neaugdavo, tai toks pradėjau ieškoti alternatyvų, kodėl taip yra. Pasižiūrėjus aplinkiniuose rajonuose, smėliuose, kai įmanoma užauginti ir gan padorius augalus, tai tiesiog tada ieškoti pradėjau sprendimo. Didžiausi pastebėjimai buvo tada, kai vasarinės kultūras pasėdavom, tai būdavo, sakykime, balandžio pradžiai pasėjus ir prasideda tie pustomi, vėjai ir pustomas smėlis, nes šį pustomas buvo smėlis. Ir atrodydavo, kai Sacharos dykumoje tiek neša dulkės. Tai tas buvo pirmas pastebėjimas. Žieminius pasėlius, kai pasėjai, nieko nesimato, nes iš rudens kažkaip viskas gražiai sudygsta, pavasarį augmenija šaknis suriša ir nėra pastebėjimų. Savaime aišku, pavasarį, kad ir kaip iš rudens atrodydavo gražus pasėlis, pavasarį jis pradėdavo nykti ir išnyksta. Taip pastebėjimai tokie, kaip ir visada tarp ūkininkų diskusijos, kaip ir paminėjau, kad važinėjant po kitus regionus, kur yra smėlingi, pradėjai klausinėti, kas ką daro, tai jie pradėjo minėti, kad naudoja humistarą, kadangi dirbu irgi su įmonėm, kurios prekiauja humistaru, už jų užklausiau, vienais metais, kitais metais padarėm bandymus ir po truputį kažkas pradėjo matytis, tai tikslingai jau naudojam eilę metų šitą produktą ir manau, kad yra akivaizdus pagerėjimas dirvožemio. Po pasėjus ir nupurškus humistaru, manau, kad suriša jisai visas granulimetrinės daleles, kurios tiek vėjo erozijai gal nėra įtakojančios. Ir kad ir šį pavasarį nebuvo. Aišku, šiek tiek gal panešioja tas vėjas, bet tikrai Sacharos dykumų nesu pastebėjęs, nemačiau, kad arba čia pas mum regione to vėjo tokio nebuvo, bet jis buvo, nes medžiai net griuvo, bet kažko tai labai stipraus nepastebėjau, kad jau neštų. Tai aš dėl ko ir tikslingai naudoju preparatą jau eilę metų ir manau, kad dar naudosim, nes yra poveikis. Šiandien daug kalbama apie dirvožemio gyvybingumą ir organinės medžiagos trūkumą dirvožemyje. Ūkininkai jau pastebėjo, kad didesnis trąšų naudojimas negarantuoja didesnio derliaus, o kaip tik atkreipia dėmesį dirvožemio būklę ir jos sveikatą. Dirvožemio sveikatos pagrindas yra organinė medžiaga ir humuso kiekis. Organinė medžiaga ir humusas tai nėra tas pats. Dirvožemio organinė medžiaga sudaro visi nesuskaidyti ir suskaidyti augalų likučiai, šiaudai, šaknis. O humusas susidaro po sudėtingo proceso, kurio metu organinės medžiagos humifikuojamos. Šį procesą atlieka dirvožemio mikroorganizmai. Susidaręs humusas yra augalų ir mikroorganizmų maisto bankas. Humuso kiekis dirvožemio tiesiogiai nelemia didesnio derliaus, tačiau jis sudaro palankias sąlygas augalams augti bei užtikrina mikroorganizmų gyvybingumą. Humusas dirvožemyje palaiko šilumą, aktyvią mikroorganizmų veiklą, gyvybingumą, gerina dirvožemio struktūrą, subalansuoja vandens režimą, palaiko tinkamą buferinę terpę, suriša sunkiuosius metalus, pesticidus ir yra maisto medžiagų saugykla. Kuo daugiau humuso, tuo dirvožemis yra sveikesnis ir stabilesnis, bet dar svarbiau humuso kokybė. Humusas sudaro huminės ir fulvinės rūgštys. Kokybiškas humusas laikomas tas, kuriame vyrauja huminės rūgštys. Humusas dėl natūralių gamtinių procesų mineralizuojasi. Jis yra suvartojamas augalų ir mikroorganizmų mitybai, bei intensyviai dirbant dirvožemyje. Todėl svarbu kiek įmanoma daugiau įterpti organinių medžiagų, tai yra papildyti humuso atsargas dirvožemyje. Norėjau išbandyti ūkyje kažką naujo. Norėjau pasižiūrėti, kaip startuoja miežiai po humistar ir ruterio priedo. Ir dar humistarą šiaip huminės rūgštis dar naudojam, kad mažinti beico dalkėjimą. Kuo geresnis startas po sėjos, tuo mažesnis stresas augalui, lengviau priema gamtos visokias nelaimės.
Sausra, per didelį vandens kiekį ir geriau dirba šaknis įsisavinant maisto medžiagas. Šiemet ką pastebėjau, nes pavasaris buvo labai sausas, tai panaudojus humistarą ir rūterį, tai tolygiau sudygo pasėliai. Miežiai tolygiau sudygo, nes gan sausa buvo ir tas dygimo energija daug didesnė. Ir miežiai tiesiog sudygo ant kalnelių, kur būdavo, jeigu tik sausa ir viskas, nebeturi tai jų tenai praktiškai. Arba lietaus gauna ir gaunas netolygus pasėlis labai. Jo, pasiteisino viskas ten gerai su juo, tai nusprendėm, kad rudenį naudos ir kviečių beicavime lygiai tą pačią sistemėlę. Tai tikiuosi, kad bus viskas gerai. Humistar tai huminės fulminės rūgštys naudojamos prie beico, būtent tam, kad augalas greičiau ir tolygiau sudygtų. Huminės rūgštys turi tą gebą, kad sulaiko vandenį, vadinasi, sėkla daug greičiau brinksta ir jinai greičiau sudygsta, mes turime tolygesnį, gražesnį, sparčiau augantį pasėlį. Tuo tarpu jisai ypatingai, jeigu tai yra žieminiai, jie turi didesnį laiką, kada jam suaugti iki žiemos laikotarpio. Taip pat reikia paminėti, kad huminės rūgštys įterptos su sėkla, vadinasi šaknų zonoje, suaktyvina patį dirvožemį ir taip mes turime daug aktyvesnį šaknų augimą ir atsinaujinimą. Geresnis augimas būtent jeigu mes beicuojame su humistaru. Kadangi intensyviai auginam kviečius ir didelis stabdymai vyksta su augimo reguliatoriais, šiaudai yra pakankamai tvirti, laukuose galuose palieka didelės krūvos, įdirbti yra ganėtinai sunku, tai naudojam huminės rūgštis dėl geresnės mineralizacijos šiaudų, nes su mechaniškai įdirbti yra pakankamai sunku ir sėjos metu yra daug problemų. Tai vėliasi, nedžiūna dirva, kadangi turim ir sunkesnių žemių, tai darosi toksai kaip ir polistilinas molis. Tai humistarą naudojam jau daug metų. Ir pasitvirtinęs ir tikrai nėra produktas, kurį po pirmo karto panaudojęs pasimatytų kažkas, bet jeigu norim geros mineralizacijos šiaudų ir žemės struktūros geros, tai pats geriausias produktas. Tai naudojam humistarą gal jau kokius daugiau nei 5 ar 6 metus. Visų liekanų panaikinimas ir žemės struktūros gerinimas. Tai yra nepadaro šlynos ir gerai trūpa žemė. Huminės medžiagas naudojam šiaudams skaidyti, nes puikiai veikia. Ne tik skaido šiaudus, bet ir gerina dirvos struktūrą. Ir po eilės metų naudojimo tai gerai matosi dirvožemyje. Dirvožemio paviršiuje likę nesuskaidyti šiaudai gali tapti kitų metų pasėlio problema. Tai reiškia, kad dirvožemį sulėtėja mineralizacijos procesas, padidėja anglies ir azoto santykis, mikroorganizmų aktyvumas sulėtėja ir azotas tampa sunkiai prieinamas. Dėl to kitam pasėliui gali trumpam pritrūkti lengvai prieinamo azoto. Taip pat paviršiuje susikaupusios augalų liekanos gali trukdyti vienodam sėklų kontaktui su dirvožemiu ir sudaryti palankias sąlygas kai kuriems patogenams išlikti. Mikroorganizmai yra pagrindiniai augalinių liekanų skaidytojai. Huminės ir fulminės medžiagos padeda aktyvinti biologinius procesus dirvožemyje bei sudaro palankę terpę mikroorganizmų veiklai. Kai biologinis aktyvumas didesnis, šiaudų skaidymas vyksta tolygiau ir greičiau, o maisto medžiagos sparčiai grįžta į dirvožemio apytaką. Skirtingi ūkiai, skirtingos situacijos, tačiau visus juos sieja tas pats tikslas – gyvybingesnis dirvožemis ir stipresnis augalų startas. Kaip rodo praktika, ilgalaikiai pokyčiai dažniausiai prasideda nuo sprendimų, kurių plika akimi lauke net nematome. Daugiau ūkininkų patirčių, specialistų įžvalgų ir reportažų iš laukų portale Agroakademija ir socialiniuose tinkluose bei YouTube kanale. Thank you.